Koks gražus tas popietinis penktadieninis toks po diskusijų grupių šurmulys šitoje aktų salėje. Kad tą šurmulį mes užbaigtumėm dar linksmesnė ir turbūt tokia apibendrinamąją tezių formą, labai noriu jau šičia dabar pakviesti nebe diskusijų forumo dalyvius, o žmonės, kurie tikrai po pietų dirbo su kiekvienu pranešimu, kiekvieną išgirdo, kiekvieną suprato ir tikrai turi aptarę jau bendrasias tezes. Tai visų pirma, noriu pakviesti pirmosios diskusijų grupės. Jie ten sprendė dirbtinio intelekto ir žmogaus simbiozės, pedagogo autoriteto naujoje eroje problemas. Ir moderatorius Lauryna Rakickienė, ką tik buvo čia, bet tuoj parbėgs. Tikrai puikiai dirbo, moderavo ir dabar turi matyti dar susirašyti tezes. Leiskit pakviesti antrosios diskusijų grupės personalizuoto ugdymo ekosistemos modeliavimo moderatorius, tai yra Klaipėdos Vyturio progimnazijos direktorė Inga Bagdonienė ir ją atlydėjusi direktorės pavaduotoja ugdymui Vaida Vaitilavičienė. Užpildykime tą pauzę kažkaip. Mieloji, kviečiame jūs iš karto čia atsisėsti garbingoje pozicijoje ir pasiruošti tezėms. Kviečiam ir trečiosios diskusijų grupės moderatorę Kristiną Norvilę. Ši diskusijų grupė aiškinosi, kodėl, ko ir kaip yra mokomasi ir reikės mokytis dar tais 2035-aisiais nuo pat disciplinų prie fenomenų. Ir ketvirtosios diskusijų grupės moderatorės, tai yra Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorė Renata Glinskienė ir žinoma nuostabioji lietuvių kalbos mokytoja Sigita Koroliovė. Ir jos diskutavo, kalbėjo apie švietimo prieinamumą ir socialinį teisingumą, tiksliau kaip jį užtikrinti. Gal pradėkime nuo tos ne pirmosios, matau, diskusijų grupės tezių. Dar reikia šiek tiek laiko, kvėpuokite, jūs ką tik baigėte moderuoti ir tikrai čia buvo daugiausiai pranešimų šitoje diskusijų grupėje. Tai galbūt galėčiau aš pasikreipti į antrosios diskusijų grupės ar vieną ar kitą moderatorę. Kokios kiekvienos diskusijų grupės paprašysiu trumpai labai po tezę, dvi tezes, ką vis dėlto jūs toje diskusijų grupėje išanalizavote, kokią žinutę turėtų išsinešti šita visa graži šios dienos bendruomenė iš jūsų konkrečiai grupės. Tai antroji grupė, tik tai primenu, yra personalizuoto ugdymo ekosistemos modeliavimas. Aukštosios materijos. Ką turim žinot? Dar kartą laba diena visiems. Taip, pavadinimas tai atrodo toks įspūdingai sunkus, bet mūsų grupėje mes su pavaduotoja Vaida tikrai labai džiaugiamės. Unikalūs mokytojai ir karjeros specialistė. Ir tiesiog kiekvienas pranešimas buvo iš širdies. Ir ko mes labai pasidžiaugiam, kad gabus mokiniai, čia buvo kalbama apie gabius. Daug kalbame apie mokinius, kuriems reikia pagalbos, kuriuos mes turim motyvuoti. Ir čia mes išgirdome, kad mes pamirštame tuos pačius gabiausius, kurie irgi turi poreikių, kad jie būtų pastebėti, kad jų gabumai būtų atskleisti. Mes dažnai manome, kad jie gali patys paskaityti, jie gali patys save įkvėpti, patys save motyvuoti. Ir gal net nepastebime, kiek mokytojai įdeda darbo, kai jie pamato, kad turi tokių mokinių. Jie tikrai skiria daug asmeninio savo laiko ir čia aš kaip vadovas išgirdau mokytojus, kad mes dažnai dėkojame, kad mokinys padarė individualią pažangą, kad mokinys pasiekė. Bet ar mes dažnai padėkojame mokytojui, kad jis atskleidė to mokinio gabumus ir kad tas mokinys atrado kelią pasirenkant gimnaziją arba iš gimnazijos pasirenkant profesiją universitetuose ar kitose aukštosiuose mokyklose. Ir kiek mokytojas įdėjo pastangų, kad tai galėtų atskleisti ir kad motyvuotų tą mokinį, nes tokių mokinių gal kartais yra klasėje mažuma ir jie kartais pasislėpia ir gal net nenori, kad jie būtų pastebėti. Taip pat tikrai užtat mes
ir sakom, daugiau mylėkim ir dėkokim savo mokytojams, nes jie tikrai gali pastebėti ir gali įgalinti tuos mokinius ir mes tada tikrai savo valstybėje tų žmonių turėsim dar daugiau. Taip pat dar vienas pranešimas, kuris mums tikrai padarė įspūdį, tai buvo Vilniaus universiteto dėstytojom. Tai yra priminė, kad mes turim mokinius įgalinti kalbėti. Jų yra daug klasėse ir mes daug rašome, mes daug tikriname, bet visada pamirštame, kad jie paskui nuėję, pavyzdžiui, į aukštąją mokyklą, nemoka kalbėti, išreikšti savo minčių. Tai čia vėlgi yra toks mums pamąstymas, kad jie turės kalbėti, reikės stovėti prieš auditoriją ir tada, kad nebūtų tęstinumas, kad suaugęs žmogus turi baimių kalbėti. Tai mokykla turėtų prisijimti tai, kad priminkime savo, kad mes mokinius turime įgalinti, mokėti kalbėti prieš auditoriją. Tai vėlgi toks dar vienas yra, tai yra, kur karjeros specialistai tikrai įdomiai pristatė programą, kaip mes galim matuoti mokinį individualią pažangą, galim padėti jam pasirinkti pagal jo gebėjimus tolimesnį kelią. Tai vėlgi tas bendradarbiavimas tarp mokytojo, administracijos, tėvų, karjeros specialistų, kitų specialistų yra labai svarbus. Mokykla be bendradarbiavimo tai turbūt sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Tai mūsų grupėje tikrai buvo nuostabus pranešimai, nuostabios pranešėjos ir aš tikrai džiaugiuosi, kad mes tokius pranešėjus, tokius mokytojus turime savo mokyklose. Ačiū Jums. Panašu, kad antroji diskusijų grupė turėjo atskirą savo konferenciją, nes čia tiek plačiai ir tiek tezių. Jeigu galima, ponia Bagdonienė, aš apibendrinsiu. Iš esmės, jūsų diskusijų grupė nusprendė, kad mes turime pastebėti ne tik specialiųjų poreikių, turint minty demotyvaciją ir kitus aspektus turinčius mokinius, bet ir tuos gabiuosius, motyvuoti juos, pastebėti ir mokytojus, kurie išaugina šiuos gabius mokinius, mokyti mokinius kalbėti, nebijoti to daryti net ir išėjus iš mokyklų ribų ir tiesiog dirbti toliau. Ir tiesiog visada padėkoti savo mokytojams mes turime, nes jie moko mūsų mokinius ir tikrai mes gal net neįvertinam, kaip minėjau pirmoje dalyje, tom kišenėm vadinamu, bet žodis ačiū visada yra ta pridėtinė vertė didelė. Pridėkite ir į tą kišenę, negi gaila. Norėčiau paklausti trečiosios diskusijų grupės, leisiu dar šiek tiek jums atsikvėpti. Ar jau Jūs jau atsikvėpus? Puiku, atsiprašau, ponė Norvilė, tada kreipiuosi į pirmąją, nes čia buvo daugiausiai pranešimų apie dirbtinį intelektą ir žmogaus simbiozę, tai vis dėlto kokios tos tezės. Gal ne tiek plačiai, kiek ponia Bagdonienė, bet esmę. Aš kadangi viską vis greitinau, žodžiu, pačioje sesijoje, tai dabar ta pačia, žodžiu, vaga, tai galiu labai trumpai. Ne, iš tikrųjų, aš irgi noriu labai pasidžiaugti pranešimais visais, kurie buvo iš tikrųjų be galo turiningi ir tikrai labai sunku buvo sutilpti į tą tokį trumpą laiką, kuris skirtas, nes neretai, aš manau, kad dalis pranešėjų iš vis buvo, gal net pirmieji, kurie apie tai kalbėjo, ant scenos Lietuvoje. Tiek apie ir muzikos mokytojas, ir apie grafiniam dizainui. Nežinau, gal specifinėse, anglų kalbos mokytoja minėjot, kad konferenciją specifinę jau turėjot netgi mokytojai, taip, kur apie tai, kaip naudoja dirbtinį intelektą kalbėjote, bet taip integruoti ir taip iš skirtingų pusių, bet iš esmės taip viskas susiveda į tas pačias tezes. Iš tikrųjų, mes turėtume teisę, pagal mūsų tematiką, paprašyti dirbtinio intelekto mums tas tezes suformuluoti. Jūs tai galėjote tikrai padaryti? Aš tą padariau, taip, bet man nepatiko, kaip dažnai būna. Širdies neįdėjo. Taip, pritrūko širdies. Ir gal papildys tada pranešėjai arba dalyviai mūsų grupės, kadangi dėja nebespėjom tarpusavėje padiskutuoti, tai nenoriu čia kažkaip būti čia vienintelė galinti apibendrinti, bet man, kaip ir minėjau, jau tos diskusijos sesijos metu
labai suskambėjo tai, kad viena iš priežasčių, kodėl toks patrauklus dirbtinis intelektas mokiniams, yra tai, kad jis leidžia klysti ir neteisę. O kita vertus, ir tai irgi skambėjo keletoje pranešimų, būtent klaidos daro mus žmonėmis ir dažnai iš klaidų tik tai gali gimti kūryba. Iš atsitiktinumo, iš nepataikymo, iš to, kad kažką eskizuoji, trini, tada vėl iš naujo darai ir tai yra mąstymo procesas tiesiog, taip kaip jūs sakėte. Tai aš manau, kad mokytojo vaidmuo, be to, kad turim būti mentoriai, kad turim lavinti kritinį mąstymą, kad turim kurti ryšį, kuris tikrai vienareikšmiškai yra pagrindinis variklis to mokymosi. Tai ko gero labai svarbus sukurti erdvę, kur mokiniai nebijotų klysti ir ne tik, kad nebijotų klysti, bet žinotų, kad klysti yra būtina apskritai, kad galėtų mokytis, augti ir tobulėti. Ačiū labai, labai gera įžvalga, tokia tikrai šitam dirbtinio intelekto apsuptam pasaulyje. Jau dabar į trečiąją diskusijų grupę jūs analizavote ir kalbėjote, kodėl, ko ir kaip mokomasi 2035-aisiais nuo disciplinų prie fenomenų. Tai kadangi mes plenarinę sesiją pradėjom nuo produktyvaus pedagoginio pradininko Džono Dewey minties, kad jeigu mes mokysime vaikus taip, kaip mokėme vakar, tai jie neturi ateities, tai vienareikšmiai mes tą ateitį turime. Ir joje vyraus tikrai sąveika ne tik tarp specialistų, administracijos darbuotojų mokykloje, bet tas bendradarbiavimas pereis ir sienas, tai yra įsivyraus hybridinis mokymas ir sąveikos tarp institucijų, aukštųjų ir vienareikšmiai STEAM įgaus dar didesnį pagreitį ir apsijungs skirtingų disciplinų mokytojai bendrom veiklom, kas įgalins mokinius pačius tyrinėti aplinką, klysti, ieškoti patiems atsakymų. Tačiau ir vėl mūsų persekiojo visos plenarinės sesijos metu Gabrielės iškelta mintis, tai yra tie pertekliniai lūkesčiai, kūrybiškumas taip, bet į kokį galutinį rezultatą mes einam. Jeigu mes labai daug turime tų projektinių veiklų, kas tikrai eikvoja labai didelę dalį mokytojo laiko ir jeigu tam galutiniam egzamine nėra to kūrybiškumo išraiškos, tai kur mes galų gale tais 2035 metais atsidursim. Tai visgi čia turės politinė valdžia priimti kažkokį tai sprendimą, konsensiumą, kad tas konfliktas neįsivyrautų ir mes turėtume kažkokią tai bendrą ašį mus jungianti. Ačiū Jums labai, labai išsamu ir labai reikalingos įžvalgos, kad tik jas išgirstų tie, kurie turi sprendžiamąją galią. Ketvirtoji diskusijų grupė analizavo švietimo prieinamumą ir socialinio teisingumo užtikrinimo tematiką ir sakykit, kokios įžvalgos? Mūsų grupėje taip pat buvo nuostabus lektoriai. Net nebejoju. Ir mes vieningai tikrai sutarėm, kad įtraukė saugi pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįsta mokykloje kultūra yra tik maža dalis švietimo sistemos komponentų. Ir priėjome prie tos išvados, kaip viena lektorė sakė, kad neužtenka duoti kiekvienam vaikui po dviratį, jį reikia dar kiekvienam asmeniškai ir pritaikyti. Ne veltui mes mažam vaikui pridedame papildomus ratukus, tai kodėl negalime tų papildomų ratukų pridėti ir vėliau, kai jam reikia pagal jo amžiaus tarpsnį. O kadangi šiandien yra laimės diena, tai turėjome irgi puikią lektorę, kuri pasakė, pas mus yra daug liūdnų veidų, bet mes galime užkrėsti gerą nuotaiką. Tai kaip ir sakėme grupėje, taip ir čia. Pirmadienį pradedame visi gerą nuotaiką. Koks gražus visų diskusijų grupių tezių apibendrinimas, kad galų gale penktadienis pasibaigs, o tai reiškia prasidės savaitgalis ir turbūt mokytojai ilsisi tik šeštadienį, ar ne, nes sekmadienį jau ruošiasi pirmadieniui. Bet šį kartą su gražia šypsena. Apibendrinant viską, mes patys labai gerai suprantam, kad Edu tiltas 2035 natūralu ta transformacija ugdymo jau vyksta. Mes su iššūkiais jau susiduriam. Bet mes visi kartu susivienyje galime padaryti taip, kad tų iššūkių būtų mažiau arba jie būtų lengviau įveikiami. Duokim darbo tam dirbtiniam intelektui, atsikratykim tų visų popierizmų, kurie mums neteikia jokios pridėtinės vertės ir užsimkime tuo, ką mes galime geriausiai – ugdyti,
auginti žmogų. Dėkojame visiems moderatoriams ir čia man jau labai prireiks Klaipėdos Varpo gimnazijos direktorės pagalbos, nes mes norime jums įteikti padėkas už tai, kad sutikote diskusijų grupėse moderuoti. Ir čia jau atiduosime mes tuoj labai gražiai Litorinos mokyklos moderatoriams 4. grupės. Matote šių metų švietimo lyderį Lietuvos. Tai dabar laikau rankas, gal ir aš kokią nors karūną kada nors gausiu. 4. grupės moderatoriams dėkodamos įteikiame ir sektuvėlį, kuriame jūsų moderuojamos grupės pranešėjų diplomai, kad turėtumėt galimybę apsikabinti, dar kartelį padėkoti už tą grožį. Jeigu kartais reikėtų, nereikia jums. Norime taip pat padėkoti ir 1. grupės moderatoriai su tuo dirbtiniu intelektu, kuriai turbūt teko didžiausias iššūkis laiko vadyboje. Ir pranešimų sektuvėlis jūsų visiems pranešėjams, kad jūs galėtumėt įteikti ir jiems dar kartą padėkoti. 2. grupės, diskusijų grupės, tai yra Klaipėdos Vyturio progimnazijos ir vadovė ponia Bagdonienė, ir pavaduotoja ugdymui ponia Vaitilavičienė, ir aišku, sektuvėlis pranešimų, pažymėjimų, kad esate tokios nuostabios. Nors ir paskutinė, tačiau tikrai neprasčiausia, 3. grupės moderatorė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Kristina Norvilė. Sakėt, nereikės, o matot, kaip reikia? Na, sako vadovas, vis tiek, žinot, vadovas ar ne, tai žiūrėkit, kiek jau karmos taškų gavo Kristina, kad kostiumėlio spalva yra praktiškai identiška. Tai va, ir nemanau, kad dirbtinis intelektas, manau, moteriška nuojauta. Geras skonis, jis visur geras. Ir jūsų moderuojamos grupės. Dėkoju nuoširdžiai kiekvienam atėjusiam, išgirdusiam, pasidalinusiam savo įžvalgomis, patirtimi. Nenusiminkite tie, kurie kol kas dar rankose nieko neturite. Jūsų dalyvių pažymėjimai registracijoje ir nepamirškite, dar yra kavos ir užkandžių, neplasmasiniai. Ragaukit, valgykit, mėgaukitės. Ačiū, kad buvote, tikimės ne paskutinį kartą kartu ir lauksime jūsų sugrįžtant į Klaipėdos Varpo gimnaziją. Ir dar noriu padėkoti nuostabiai mūsų, tikrai pritarsit, ar ne? Ačiū labai. Pasakyti. Vat kai duota, tai duota. Ir nieko čia nepridėsi, ir nieko čia nepasakysi. Šiaip Tomutei maišelis irgi yra, bet jinai sakė, nepradedam čia ir kažkur nukišo, atsiprašau už žargoną. Bet mes rasim ir vis tiek įteiksim ir dar tenka nors įdomu. Ačiū labai. Nepamirškit pasimėgauti, tikrai kava, dar pabūkit. Taip, ir labai tuo pačiu noriu padėkoti visiems Varpo žmonėms, kurie iš tikrųjų padėjot, esat čia kantriai iki pabaigos. Aišku, nes be savų paramos tai niekur tu toli nenukeliausi. Ir dar kartą pasakysiu, kad dirbtinis intelektas šitoj salėj, vis tiek nesėdėtų. Tai jūsų akis ir širdis šiandien yra svarbiausios. Ačiū visiems. Kitais metais konferencijos nedarysim, bet dar kitais, žinokit, darysim, ruoškit pranešimus. Ačiū.